Labas visiems, labas internetas, labas begalybė interneto, labas. Gerai, žinau. Labas, šiandien turiu kelias misijas ir kiekviena iš jų turiu išleisti iki 7,50 €, todėl nespoilinsiu, kokios tai bus veiklos. Eisiu, ieškosiu, viską galvosiu čia pat vietoje ir naudosiu Labas internetą, kad žinočiau, kur einu, ką perku ir kur ką rasti. Pirmiausia, einu susimokėti už parkingą, kurį užmiršau davau statyti. Kur mano mašina? Paupio turgui. Nu, nesvaik, turim, tik nuėjau. Ai, ne, palauk, aš čia. Čia yra užduotis. Tuoj perskaitysiu užduotį, bet prieš tai padarau pirmą. Tai užstatau parkingą. Mes esam kokioje čia zonai, raudonai, man atrodo, zona. Raudona zona yra valanda 2,50. Tai mes turime 3 valandas, kad tilptumėm į 7,50 €. Tai ką, laikas tiksi. Ir dabar turiu suspėti iki tol, kol baigsis parkingas, atlikti visas užduotis, kad tilpčiau į 7,50 €. Gerai. Surask normalų valgį už 7,50 €. Normalų valgį, tai reiškia papietau turiu už 7,50 €. Labai gerai, kad nepietavau dar ir metas į kelionę. Ieškom dabar už 7,50 €, ką galim pavalgyti. Va, internetas rašo. Nuo 5 iki 10 € gali žmogus pavalgyti ir jam yra... Nu ką, suvalgom greitai kebabą ir keliaujam toliau. Viskas padaryta, 10 iš 10. Labai skanus kebabas buvo, bet apsidrapščiau veidą. Riebalais turiu nusivalyti, palaukti biškį minutėlę. Va, dar ir užduotį gavom. Išbandyti sporto veiklą už 7,50 €. Gauti bent vieną realų rezultatą. Tai, pavyzdžiui, gali būti metimas į krepšį arba pavažiuoti su riedlente arba nubėgti kažkokią atkarpą. Svarbu, kad būtų rezultatas. Gerai. Tai tada tą ir padarysim. Jau sportas nemokamas, bet neužsiskaitys šitą. Gerai, yra problemėlė tokia, kad aš nesu iš Vilniaus. Šiaip aš kilęs iš Jurbarko rajono, iš Smalininkų miestelio ir kartais nežinau ir nepažįstu senamiesčio, dėl to man reikalingas internetas, kad galėčiau rasti, kur man reikia eiti. Kadangi naudoju Labas 5G internetą, tai tokių problemų man nėra. Aš galiu laisvai, be jokių trikdžių, susirasti žemėlapį, kur man reikia eiti toliau. O dabar ieškosime sportinės vietos, kur pasportuoti. Džymą matau kažkokį tenai. Galime eiti. Va, ko man reikia. Dviračio. Arba labiau motorolerio elektrinio. Tinginių sportas, bet matau yra pedalai, tai gal viskas gerai. Kaip ir sportas bus. Gerai, atrakinam. Šiaip reik šalmą turėti, bet minsiu pedalus, tai atsargus bus. Gerai. Jau sportas vieną išsivaryti. Važiuojam tada. You know that get it jumping like this. Like anything I touch is go, they call me Mightis. Like pull up to the function and I get it right. Just follow the boy, I got the life and I'm feeling out. Biškai pavargau, bet sportas sveikata. Gerai. O, žinau, labai patiko, bet reikia užbaigti kelionę. Gerai, end my ride. Parking position, gerai. Fatkinam. Čirkšt. Ir sumokėjau €10. Bet dar, kad kortelę reikėtų pajungti, tai sumokėjau dar 2 €. Tai iš viso 3,10 €. Gerai, viskas, dabar keliausim. Bet gerai, pasako, kad patikrint reikia viską. O dabar kita užduotis. Rasti veiklą, kuri kainuoja iki 7,50 €. Bonusas, jeigu veikla atrodo brangesnė negu yra. Keliaujam. 8 € pasikelt? Nerandu veiklų. Aš nežinau, kas yra pramoga už 7,50 €. Tikrai neįsivaizduoju, ką reikėtų daryti ir ką rasti. Tai aš manau, jeigu man linksma kažką daryti, tai ir skaitos pramoga. Tarkim, suvalgyti ledų. Man yra linksma ir smagu, tai pramoga. Bet skaityti, ne, yra pramoga skaityti. Tai gal knygą nusipirkt galim. Nežinau, ateis į galvą mintis dar, pažiūrėsiu. Aš manau, kad aš sugalvojau veiklą. Pasikelti ketinau.
kalną. Nu kągi, turim veiklą ir smagią pramogą, tai sumokėjau 3 eurus už save, bet kadangi šitie 2 operatoriai irgi norėjo, tai sumokėjau 9 eurus. Bet jie man atiduos 6, tai 3 eurai. Laukiam lifto, funikulieriaus. Kaip gera yra užkilti ir pabūti truputėlį su miestu, su gamta ir su geru oru. Geriausia pramoga šiandien. Gal net šią savaitę, gal ir šį mėnesį, sakyčiau. Na kągi, pabuvom, papramogavom ir keliaujam toliau. Ieškosim kitos užduoties. Varom. Pramoga dar nesibaigė, mes dar turim galimybę nusileisti. Ar man pamojuos, pažiūrim. Ignoruoja dar, visi ignoruoja. Mane ignoruoja. Pamojuokit, nu. Jeee! Nu ką, liko pinigėlių nuo funikulieriaus, tai nusipirksim atsigert kažką. Vandens. Jo, jeigu gyvenimo prašai vandens, jis tau duoda tiesiog kita užduotis. Nusipirkti daiktą, kurio suma 7,50 €. Daiktą turi panaudoti iki žaidimo galo. Tai reikia kažką nusipirkti, ką galėčiau panaudoti. Prisiminiau vieną dalyką, kad kai aš sportavau su tuo pusdviračiu, ten buvo moteriškės, kurios prekiavo visokiais daikčiukais įdomiais. Tai gal ten galėčiau kažką rasti naudingo. Vėl reikia grįžti tą vietą, eina. Labą dieną. Sakykite, kiek kepurės kainuoja? Po 10 ir po 15. O už 7,50 € turit ką nors? Man reikia 7, aš turiu išleisti 7,50 €. Tokia užduotis ir aš noriu kažką nusipirkti, ką galėčiau panaudoti. Nu gerai, imu juodą kepurę. Taip. Tai ačiū Jums. Ačiū labai. Labai smagu. Ačiū Jums. Geros dienos. Pavyko. Nusipirkau kepurę už 7,50 €. Viskas. Įvykdžiau paskutinę užduotį, nusipirkau daiktą už 7,50 €, tai yra kepurė, kurią dar turėsiu panaudoti. Ne paskutinė. Žinot, kas yra paskutinė? Parkingas. Pažiūrėsim, kiek kainuoja man parkingas, kiek jau pinigėlį sukapsėjo. 7,30 €. 7,30 €. Turim nedaug laiko išjungti, kad būtų 7,50 €. Aš pasitačiau už prie Paupio Tymo turgui. Viskas, parau. Viskas, greit. Ir mes turim 7,80 €. Stopas, sumokam. Nu kągi, ačiū už dieną su manim. Nusipirkom daiktą, kurį turiu panaudoti, tai dabar užsidėsiu. Vilniaus maroziukas. O svarbiausias dalykas, kad šiandien naudojusiu telefonu ir labas internetu, kuris man labai padėjo. Labai džiaugiuosi, kad turiu eSIM. Ir šitas planas kainuoja 7,50 €. Tai gauni neribotą internetą, 200 minučių skambučiams ir 200 SMS žinučių. Aš važiuoju namo, baudos negavau, viską spėjau pasidaryti. Sėdu ir važiuoju iki.